Ar saugus jūsų būstas? Deja, apie savo būsto saugumą dažnai susimąstome pavėluotai. Ką daryti, kad grįžę iš darbo, svečių ar atostogų rastumėme būstą tokį, kokį palikome? Šiuolaikiškas technologinis sprendimas besirūpinantiems savo turto saugumu tai nuotolinio vaizdo stebėjimo signalizacijos sistema bei operatyvus saugos tarnybų reagavimas ir atvykimas į įvykio vietą. Kaip saugos tarnyba fiksuoja ir reaguoja į įsilaužimo signalą? Apsaugos sistema šiuo metu šiuolaikiniame pasaulyje, kada viskas labai greitai keičiasi, labai greitai keičiasi technologijos, žmonės skuba gyventi, iš principo pamirštama arba iš dalies mažai kreipiama dėmesio į apsaugą. Tiek namų, tiek biurų, tiek sodybų ir panašių vietų. Klientams labai sunku išsirinkti iš tikrųjų, ko jam šiai dienai labiausiai reikia, nes ir pasiūla iš tikrųjų rinkoje yra labai didelė. Tai yra kompleksas vaizdo stebėjimas, tai yra visą parą dirbantis stebėjimas, tai yra žmonės sėdi ir visą laiką žiūri į ekranus, esant suveikimui, kažkokiam įvykiui, galimam įvykiui, iš karto yra siunčiamas ekipažas, tai yra apsaugos darbuotojas, iš karto siunčiamas į įvykio vietą, tai yra iš karto reakcija. Jeigu matome, kad įvykis yra, iš tikrųjų rimtas, svarbus, tai yra užpuolimas, ar tai yra perimetre kažkur toli matomas kažkoks tai nusikaltimas, iš karto kviečiama ir policija. Tai yra reagavimas apsaugos, reagavimas policijai. Tai padeda, žinoma, išsaugoti savo turtą, tai padeda užkardyti nusikaltimą, tai padeda sulaikyti ir nusikaltėlius. Labai svarbu, kad pastatų savininkai, savo namų savininkai suprastų, kad vien tik apsauga paprasta įvesta pastate ne visada yra geriausias variantas. Nes taip pat tikrai yra atvejų žinomų, kad apsauga suveikia nuo, tarkime, griaustinio, nuo stipraus vėjo. Tai reiškia, kad tokiu atveju, jeigu nėra stebėjimo, vis tiek važiuoja ekipažas į įvykio vietą. Jeigu yra vaizdo stebėjimas, tą galima pamatyti. Perimetras yra stebimas, pats klientas gali tą pamatyti. Ar yra galimybė savarankiškai prisijungti ir internete stebėti savo saugomos patalpos ar teritorijos vaizdą? Šiuolaikinės apsaugos sistemos, stebėjimo sistemos turi visas galimybės klientą informuoti apie sistemos veikimus nedelsiant. Tai yra, klientas gali gauti žinutę, telefonas gali skambėti suveikus signalizacijai. Taip pat, turint programėlę, galima prisijungti ir tiesiogiai pamatyti, kas šiuo metu vyksta tavo namuose. Vėlgi, klientas pats renkasi, galimybės yra neribotas, galima kameras valdyti, jas galima priartinti, jas galima sukioti. Visą tai sprendžia pats klientas. Ar aktuali yra vaizdo stebėjimo sistema daugiabučių namų gyventojams? Mums kaip bendrijai labai svarbu yra saugumas. Saugumas yra vienas iš mūsų bendrijos didžiausių prioritetų. Ir materialaus turto saugumas, ir pačių kaimynų, ir kaimynų svečių saugumas. Atsitikus keliems nemaloniems įvykiams prieš keletą metų, tai yra konkrečiai vagystėms ir įsilaužimams į gyventojų garažus, bendrija nusprendė imtis prevencinių apsaugos priemonių. Ir viena iš tokių priemonių tai yra videokamerų su stebėjimu ir reagavimu įrengimas. Pridėtinė vertė tokios apsaugos yra ne tik tai, kad yra saugomas žmonių turtas ir pagerinama pačių žmonių saugumas, tačiau ir tai, jog tai padeda didinti nekilnojamo turto vertę tiek mūsų pastate. Tai yra dėl to, jog tarkim, jeigu žmogus parduoda ar išnuomoja savo būstą ar garažą, jis atvesdamas potencialius nuomininkus ar pirkėjus gali eidamas pasakyti, kad šita teritorija yra stebima visą parą ir bet kuriuo metu atsitikus galimai nusikalstamai veikai bus iškviestas ekipažas, kuris operatyviai atvyks ir užkirs kelią nusikaltimui. Kas tai yra šiuolaikinė vaizdo stebėjimo sistema? Šiek tiek apie pačias kameras. Iš principo per pastaruosius 5 metus
kameros, kaip ir visi kompiuteriai, tobulėjo labai sparčiai. Tai iš principo tą, ką mes turėjome prieš 5 metus analoginę kamerą, kuri tikrai filmavo, jį veikė, viskas buvo tvarkoje. Šiai dienai mes turim Full HD kokybės, naujausių technologijų kamerą, skaitmeninę kamerą, kuri filmuoja labai aiškiai, labai ryškiai. Esant reikalui galima išdidinti vaizdą, pamatyti automobilio valstybinius numerius, pamatyti veidų žmonių, kurie pateko į patalpas. Jeigu įvyko nusikaltimas, galima mėnesio bėgyje arba net dar ilgiau saugomus duomenis peržiūrėti. Kitas svarbus dalykas, kameros filmuoja tiek dieną, tiek naktį. Ką tai reiškia? Kad nakties metu kameros iki 50 metrų infraraudonųjų spindulių pagalba gali fiksuoti vaizdą. Tai nėra prožektoriai. Tiesiog nusikaltėlis, pavadinkime jį taip, ar žmogus nežinantis to, jis nepamatys, kad yra stebimas. Kai tuo tarpu operatoriai pulte mato puikiausiai visą vaizdą. Kameros transliuoja vaizdą internetu. Būtent šiuolaikinės technologijos leidžia užtikrinti duomenų perdavimą. Mažą duomenų perdavimą. Tai reiškia, kad nėra transliuojamas visas vaizdas. Tiesiog transliuojamas pats judesys. Tai reiškia, kad mes per vieną interneto kanalą galime gauti daug didesnį duomenų srautą. Tai yra, mes galim stebėti vietoje anksčiau buvusių 5 kamerų, šiandien galbūt 25 su tuo pačiu duomenų srautu. Dauguma šiuolaikinių būstų ar būstų statytojų iš karto apgalvoja, kokios galėtų būti name naujausios technologijos ir sistemos. Viena iš tų sistemų, žinoma, gali būti ir stebėjimo sistema. Todėl labai svarbu iš anksto numatyti vietas, ne tik įsivaizduojamam dalykam, elektros rozetijai ar vandens čiaupui, bet taip pat pagalvoti apie namo saugumą. Tai yra gaisrų signalizacija, apsaugos sistemas ir kamerų stebėjimą. Žinoma, šiuolaikinės technologijos leidžia įrengti ir bevėlių ryšių įrangą, bet tai kaina ženkliai išauga. Todėl labai svarbu pagalvoti iš anksto, ar namui bus reikalingas stebėjimas, ar bus reikalinga apsauga. Todėl iš karto nusimatyti, suprojektuoti vietas būtų idealus variantas. Ką reikėtų žinoti, montuojant saugos signalizaciją ir vaizdo stebėjimo sistemą patalpose? Norint įsirengti apsaugos sistemą ar vaizdo stebėjimo sistemą, iš principo reikia elementarių dalykų. Jeigu tai yra naujas namas, naujas būstas, nauja patalpa, tiesiog reikia iš anksto pasiruošti komunikacijas, grubiai sakant, pravesti laidus, palikti tam tikras rozetės prisijungimui. Jeigu namas ar objektas jau yra saugomas arba yra sumontuotos vaizdo kameros, tikrai nėra jokios problemos sumontuoti naują įrangą ar esamą įrangą pajungti į vaizdo stebėjimo pultą. Yra specialios centralės, moduliai perjungimo, kada galima suderinti seną sistemą su naująja sistema. Visą tai gali padaryti atvykęs į vietą specialistas. Konsultantas tikrai pakonsultuos, pasakys, kokios yra optimaliausios galimybės būtent tą įrangą pajungti. Galima prisidėti ne tik prie savo asmeninės erdvės stebėjimo ar savo turto saugojimo, bet taip pat prisidėti ir prie visuomenės gerovės, savo aplinkos ir kitų saugumo.